Vaidmenis. Bet tai nesame mes. Žmogus save pradeda su tais vaidmenim tapatinti. Su kažkokiam funkcijom išoriniam. Buitis, darbas, pragyvenimo dalykai ir duoklė visuomeniai, aplinkai. Aplinka daug nesąmonė iš mūsų reikalauja ir mes turim ten prisitaikyti. O kas tai yra? Tai mes dedamės kaukės. Etiketas specialus, įpročiai, tradicijos, nuomonės. Ir tai mes vis dedam ant save. Tiek tų kaukių užsidedam, kad mes jau savęs nė velnio nebepažįstam. Bet tas kaukės nusimt, bent jau savo, likus vienam su savim, nusimt, kad pažiūrėt, kas tu iš tikrųjų esi. Žmogus pradeda save su tom kaukiam tapatinti. Tai įvairūs vaidmenys primetami, socialiniai vaidmenys. Kaip žinot, scenai mes aktorium dirbdami mes taip įsijaustum, kad mes nebežinom nieko apie save. Otelo ir Desdemoną save laikytumėm ir viskas. Vaidmuo. Čia tu vaikas, sūnus ar dukra esi, atlieki vieną vaidmenį tau tėvam. Čia tu esi moksleivis, mokinys, atlieki kitą vaidmenį. Čia tu esi studentas, tu atlieki kitą. Čia tu esi šeimos vyras arba žmona, draugas ar draugė kažkieno. Darbuotojas ar darbdavys. Vartotojas, pacientas, tų kaukių mes dedam ant save paprasčiausiai. Visą tai mes netikra, čia tik tai iliuzija. O kas mes iš tikrųjų, mes nepažiūrim į save.